Rašau senokai, o šiaip tai čia nėra pirma mano knyga, bet aš skaičiuoju ją kaip pirmą dėl to, kad jinai jau tokiem jau truputėlį dideliem paaugusiem žmonėm. Nors tai yra fikcija, tai yra išgalvota istorija gyvenanti mano galvoje, veikėjai yra irgi išgalvoti, bet aš tikrai tikiu, kad ir kiek žmonių skaito tą knygą, jie kiekvienas atras save kažkuriame veikėjai, jeigu mane pažįsta, mane atras irgi kažkuriame veikėjai, nes aš manau, kad kiekvienam veikėjui vis tiek tas rašytojas jis atiduoda savęs kažko tai. Idėja yra ta, kad dabar šiandieną, kai yra 2025 metai, mums žmonėm labai daug reikia įvairių aplinkos stimulacijų. Turi kažkas labai didelio nutikti, kad kažkas pajudėtų, turi kažkas labai agresyvaus nutikti, kad kažkas pajudėtų. Bet mes nebepastebė tų mažų dalykų, kurie iš tikrųjų labiausiai skaudina, labiausiai teikia džiaugsmo, daugiausiai teikia laimės, daugiausiai grožio akim mūsų teikia. Tai ir yra apie spalvas, apie emocijas, apie jausmus, bet tai yra labai maži dalykai, todėl mums reikia tikrai pasižiūrėti į mažas detalės, gal labiau dirbant su jaunais žmonėm, kad truputėlį pristabdyti ir pabūti toje akimirkoje, tam laike, kuriame iš tikrųjų esi, kurį skaitai. Tikrai visada sakiau tokią skambę frazę ir tikiu tuo, 100% tikiu, tikėjau, tikiu ir tikėsiu, kad knygos vis tiek kažkada išgelbės pasaulį.